Pirmoji Samuelio knyga, 22 skyrius. Dovydas, išėjęs iš ten, pabėgo į Adulomo olą. Tai išgirdę jo broliai ir visi tėvo namai atėjo pas jį. Žmonės, kurie buvo prislėgti, prasiskolinę ir apkurtusios sielos, rinkosi pas Dovydą. Jis tapo jų viršininku. Su juo buvo apie 400 vyrų. Iš ten Dovydas nuėjo į Moabo Micpą. Ir jis sakė Moabo karaliui: prašau, leisk mano tėvui ir motinai apsistoti pas jus, kol sužinosiu, ką Dievas darys su manimi. Jis paliko tėvus pas Moabo karalių. Jie gyveno pas jį, kol Dovydas buvo tvirtovėje. Pranašas Gadas tarė Dovydui: nepasilik kalnų tvirtovėje, keliauk į Judo žemę. Dovydas išėjo ir atėjo į Hereto mišką. Saulius sužinojo, kad pasirodė Dovydas ir jo būrys. Tuo metu Saulius sėdėjo Gibėjos aukštumoje po medžiu, laikydamas ietį rankoje. Visi jo tarnai stovėjo aplink jį. Jis tarė savo tarnams: Benjaminai, klausykite, ar Jesės sūnus duos jums visiems laukų bei vynuogynų, ir jūs padarys tūkstantininkais ir šimtininkais, kad jūs visi susimokėte prieš mane, ir nebuvo nė vieno, kuris praneštų man, kad mano sūnus yra susitaręs su Jesės sūnumi. Tarp jūsų nėra nė vieno, kuris būtų manęs gailėjęsis ir man pranešęs, kad mano sūnus sukurstė mano tarną tykoti manęs, kaip šiandien matome. Tada Edomitas Doegas, stovėjęs su Sauliaus tarnais, tarė: aš mačiau Jesės sūnų Nobę pas Ahitubo sūnų Ahimelechą, kuris atsiklausė viešpaties dėl jo, davė jam maisto ir Filistino Galijoto kardą. Saulius pakvietė Ahitubo sūnų, kunigą Ahimelechą, ir visus jo tėvo namus, kunigus buvusius Nobę. Jie visi atėjo pas Saulių. Saulius tarė: paklausyk, Ahitubo sūnau. Tas atsiliepė: aš čia, mano valdove. Kodėl tu ir Jesės sūnus susitarėte prieš mane? Tu davei jam duonos, kardą ir klausei Dievo dėl jo, kad jis tykotų manęs, kaip šiandien matome. Ahimelechas tarė karaliui: kuris iš tavo tarnų yra toks ištikimas kaip Dovydas, karaliaus žentas, einas ten, kur tu liepi, ir gerbiamas tavo namuose? Argi aš tik tada pradėjau klausti Dievo dėl jo? Tebūna tai toli nuo manęs. Nekaltink, karaliau, savo tarno ir mano tėvo namų, nes tavo tarnas nieko apie tai nežinojo, nei daug, nei mažai. Karalius tarė: tu, Ahimelechai, ir visi tavo tėvo namai neišvengsite mirties. Karalius įsakė savo sargybai: nužudykite viešpaties kunigus, nes jie yra su Dovydu. Jie žinojo, kad jis pabėgo, bet man nepranešė. Bet karaliaus tarnai nenorėjo žudyti viešpaties kunigų. Tada karalius tarė Doegui: eik tu ir nužudyk kunigus. Ta dieną Edomitas Doegas puolė ir nužudė 85 vyrus, nešiojusius lininį efodą. Nobę jis kardu išžudė vyrus, moteris, vaikus, kūdikius, taip pat jaučius, asilus ir avis. Ištrūko tik Abjataras, Ahitubo sūnaus Ahimelecho sūnus, ir pabėgo pas Dovydą. Abjataras pranešė Dovydui, kad Saulius išžudė viešpaties kunigus. Dovydas tarė Abjatarui: pamatęs ten stovinti Edomitą Doegą,
Žinojau, kad jis tikrai praneš Sauliui. Aš kaltas, kad žuvo tavo tėvo giminės. Pasilik pas mane, nebijok, nes tas, kuris ieško mano gyvybės, ieško ir tavo. Su manimi tu esi saugus.